Tai laba diena, aš esu Robertas Jurginauskas, 12A klasės Ozo gimnazijos mokinys ir šiandien norėčiau pakalbėti apie dopingą. Visų sportininkų tikslas varžybose nugalėti. Yra daugybė preparatų stiprinančių organizmo fizinės galias, visų pirma jie skirti ligoms gydyti, bet yra geidžiami sportininkų. Tačiau šių vaistų ir preparatų bei metodų, kaip pavyzdžiui kraujo perpylimas, šlapimo keitimas, vartojimas prieš varžybas, siekiant pagerinti fizinį pajėgumą, yra draudžiamas. Šie preparatai ir metodai yra vadinami dopingu. Preparatai didinantys sportininkų pajėgumą varžybose nebuvo ribojami iki 20 amžiaus. Tarptautinis olimpinis komitetas sudarė pirmąjį draudžiamų preparatų sąrašą 1967 metais ir organizavo pirmosius dopingus testus Paryžiaus ir Meksikos olimpinėse žaidynėse. Praėjus 30 metų iniciatyva buvo įkurta pasaulinė antidopingo agentūra, kuri iki šiol dar vadinasi WADA. Iki to meto atskirų šalių vyriausybės, sporto federacijos ir toks skirtingų vertinimų pateikė sankcijas už dopingo vartojimą. WADA nustatyti vieningų antidopingų standartai apjungė ir ėmė koordinuoti sporto organizacijų ir valdžios pastangas visame pasaulyje. Čia matote Lietuvos antidopingo agentūros pagrindinį puslapį, dopingo kontrolė, tai yra ėmėmi du mėginiai, šiaip dažniausiai imamas tik šlapimo mėginys per varžybas. Kiek yra tekę susidurti, juos galime atrasti antidopingas LT puslapyje, informaciją, kaip ką, bet manau, kurie normaliai sportuoja ir ganėtinai net Lietuvos čempionatuose atvažiuoja dopingo kontrolė, ypač pas mus sunkioje atletikoje, jėgos trikove labai dažnai yra tikrinami. Net dabar jau nuo 2019 metų pirmos, trečios vietos pasirašo sutartį su dopingo, kad nevartojam prieš varžybas, kad, kaip čia pasakyti, kad užtikrintų, aišku, dar būna per varžybas pats ateina per apšilimus, pavyzdžiui, Europos čempionate, kaip dalyvavau 2019 metais, tai realiai buvo, kaip čia pasakyti, burtų keliu atskiriami sportininkai, na ir aišku, matomas tas raumenų tonusas, ar priaugęs vandens, ar visiškai išdžiūvęs, aišku, pačios emocijos galima matyti, kaip sportininkas elgiasi per varžybas, net ką vartoja, galima pasakyti iš jo elgsenos, ir nes daug, aišku, preparatų sukelia agresiją, pas mus vartojami tokie, kur ypač užsidek prieš varžybas, preparatai, kuriuos papasakosiu šiek tiek vėliau. Draudžiamų medžiagų sąrašą, aišku, galime rasti dopingas LT. Aš viso sąrašą nekėliau, nes yra jų labai daug. Tai čia apie sunkią atletiką, kad buvo labai didelis skandalas, beveik 3 metus mūsų gerbiamą buvusį prezidentą Bronislavą Višniauską buvo kaltinamas, kad jisai duoda dopingą savo mokiniams. Kiek aš buvau stovyklose, tai nelabai girdėjau, kad būtų užsiemama tokia veikla, bet aišku, labai gaila, kad dabar mūsų Bronislavas nebėra pats šios galvo, nes buvo labai iniciatorius, labai palaikydavo visus, kurie sportuoja, ir labai platino sunkiai atletiką, ne taip kaip dabar, aišku, buvo jis uždarytas ir į areštinę dėl to, kad pas jį buvo rastas labai didelis kiekis visokių neleistinų medžiagų kaip augimo hormonų. Dar buvo, aišku, Xanax vaistų, kuriuos jisai teigia pats vartodamas, ten aš net nežinau, ten tos tabletės po 600 mg, labai didelios dozės, tos, kur, kad, aišku, ir buvo pagauti daug, kad, pavyzdžiui, Aurimas Didžbalis augimo hormoną SARS, Ramūnas Višniauskas naudojo, dabar tiksliai nepasakysiu kokį preparatą, bet žinau, kad treniruočių ištvermiai Žygimantas Staniulis buvo pagautas už, man atrodo,
Dianabolą, jeigu neklystu, ar kažkokį kitą, bet irgi, kad kaupti kūną, kaupti vandenį, kad į kūną, kad daugiau iškelt. Tai toliau dopingo bylos Lietuvoje, va čia labai daug sporto šakų, aišku, visas pagrindas yra Lietuvoje, kaip ir pasakyti, jėgos trikovė, nes labai pradėjo į šitą žiūrėti, ten sąraše, kad labai šiais metais nieko dar nebuvo diskvalifikavę, bet porą metų atgal buvo ir labai Pakruojo trenerį Žaną Mosovą, po to labai daug Gilbertą Tamulevičių, vieną iš tų dabar perėjo į Galiūnus. Dabar, kaip pasakyti, dopingas labai užsiėmęs yra štangų sportų, nes ir į varžybas atvažiavus, kad jau net nebėra galimybės laimėti prieš tuos, kurie vartoja. Nes tie ciklai būna nenutraukiami, kad ten kokias 4 savaitės, pavyzdžiui, sėdėt ant anabolinių steroidų, bet jie būdami, kaip čia pasakyti, varomi ištisai ir tiesiog tie, kurie sportuoja normaliai, kad ir 10 metų atėjęs naujokas, vartodamas tam tikrus, tiesiog susikeldamas savo testosteroną, jisai per 2 metus gali pasiekti daug aukštesnis rezultatus nei tas, kuris sportuoja 10 metų natūraliai, todėl ir manau, dėl šito klausimo ir pradėjo taip žiūrėti į visą šitą reikalą. Tai čia biški pavojai, kurie tyko dopingė, steroidai jūsų raumenis gali paversti dideliais ir stipriais, tačiau tu gali tapti priklausomas nuo jų ir jie gali sukelti išbėrimus, pykinimą, aišku, kepenų širdies lygos, galiu pasakyti iš savo draugų tarpo, kad labai širdį permušinėja tam tikri tie ir net gali vos, kad net infarktą susilaukti, nes reikia tam tikrų tyrimų, ar tu gali naudoti tam tikrus preparatus. Dažniausiai jauni žmonės net nežiūri į tą, jie tiesiog ateina salėj, paprašo kokio žmogaus, jisai kaip nėra vartojęs nieko ir jam duoda į savaitę kursą, kur yra, pavyzdžiui, 600 mg testosterono, tai jau, kaip pasakyti, labai didelė apkrova ne tik pačiam kūnui, bet ir širdžiai, visai kraujotakai. Ir aišku, agresyvumas tai čia 100% jisai padidėja, aišku, žiūrint nuo ko, bet tas nekontroliavimas per varžybas ir labai pastebi šitą dopingas, kad jeigu tu rieki ten agresyviai, ką ir matosi, kad tu gali kažką ir vartoti, nes ir iš kūno, jeigu kaupia ypač vandenį, gali pasakyti, pas mumis labai jau žiūri tas veido ištinimas. Ir labai blogai, aišku, kepenim, labai kitur net nuo kitų net akmenis darosi inkstuose ir po to labai jau iš medicininės pusės visiems blogai būna. Tai čia, pavyzdžiui, norėčiau dabar pasakyti, kad EPO jis pas mus vadinamas, kaip mes jį vadinam sutrumpintai, eritropoetinas, gali padėti jūsų kūnui naudoti deguonį, bet rizikuojama gali baigti mirtimis. EPO naudojamas jūsų kraują gali paversti tarsi medų tirštą ir lipnų, sutirštintas kraujas patenkęs venomis gali priversti jūs jaustis silpnų, tai nėra gerai, kai stengiatės daug ir stipriai treniruotis, sukelia kraujo spaudimą, jūsų širdis dirbs stipriai, kad net galite patirti sunkų priepuolį prieš insultą. Tai čia šitas naudojimas ištvermės sportuose, nežinau, mes nelabai, kaip čia pasakyti, mes aplamai nevartojam, bet mes nesusidurėm su šiais preparatais. Toliau yra HTH, žmogaus augimo hormonai, šitie yra labai populiarūs, gali paversti raumenis ir kaulus stipresnius ir veiklesnius, kad, pavyzdžiui, šitas GH jis padeda ne tik raumenim augti, bet ir vystytis, kaip čia, kad nereiktų kaulus dar plius stiprinu, nes kiti, kai užvartoja, jie tiesiog nedaro nei pratimų nieko ir tam, kaip pasakyti, sąnariai viskas, nes tu lieki toks pat, tu tiesiog užsiaugini raumenų, kurie tau jeigu darai, nedarai nei tempimų nieko, jie tiesiog tau didina raumenų kiekį, bet tavo nei lankstumo nieko ne, ir tada tau pareina visokios problemos.
keliai, viskas. Tai vat naudojimo pasekmės šito augimo hormono, kad labai matosi iš to, kad labai ištinęs būna žandikaulis, vat dėl to šito atkreipia dėmesį į mūsų tą, jis ir kaupia labai vandenį kūne. Vienas iš tų, kad, nu, aišku, labai ten aukštas kraujo spaudimas ir gali matyti, kad po jo vartojimo, po jo poros ciklų ten, kad jau suvartojus kokius 2000 mg jau tau net venos bus iššokusios, ne tik kad ant rankų, kad vat, kaip pas kitus, kaip nuo didelio įdirbio arba nuo mažo labai kaip būna liesas raumuo, bet ir jis pradeda tos venos lysti ant kūno. Čia, aišku, žala kepenims, sėklidėms, kad testosterono nebegamina. Aišku, pats testosteronas yra pas kitus leidžiamas, bet pats testosteronas nėra toks stiprus kaip HTH. Aišku, bei regėjimų šito nežinau, negaliu nieko pasakyti apie jį. Ir artritui. Tiesiog, kad po jo šitų visų kursų tau tiesiog skauda, laužo raumenis. Toliau tie maskuojantis, kur, kaip čia kiti bando su jais sužaisti, kad suvartoja tam tikrą kursą ir, pavyzdžiui, susileidžia vaistų nuo cukraligės. Dabar net, kaip tik kalbėdamas užmiršau, kaip jie vadinasi, bet esmė tokia, kad jį bando paslėpti draudžiamas medžiagas, naudodami, pavyzdžiui, diuretikus, kitas medžiagas gali nuslėpti vartojimą. Šalutinis poveikis yra toks pat kaip ir anabolinių steroidų, tai kaip labai varo jie, pavyzdžiui, diuretikai labai varo iš kūno visą tą, visus skysčius prieš varžybas, ypač diuretikai labai gerai, kad, pavyzdžiui, tu nori sutilpti kitą svorio kategoriją ir tau tiesiog reikia išgerti 5 tabletės. Ir, gal ne 5, bet pagal miligramus šitaip. Ir tu tiesiog iš 93 kg tu keliauji 83 kg, aišku, su ta pačia jėga, bet jau tu per varžybas būsi toks pat tik tais minimaliai tam laikotarpiui, po to labai sumažėja kraujospūdis, prarasti koordinaciją, aišku, galva svaigsta, tada labai daug ten angliavandenių po jų valgyti reikia, aišku, ir labai sukelia širdies sutrikimus. Ir čia, kaip pasakyti, mūsų sporte pats įžymiausias, galiu pasakyti, anabolinis preparatas, kuris jau buvo labai labai seniai, tai dianabolas, liaudyje vadinamas metanas, yra oralinis preparatas, kurį sukūrė JAV mokslininkas John Ziegler 1956 metais. Čia, pavyzdžiui, firmos šitos užsakymų, bet aišku, buvo ir jau pradėtas, kaip čia pasakyti, aš kiek žinau, kad Sovietų Sąjungoje, nes visos kačialkos, kur būdavo ten tą metaną valgydavo, kaip kiti kreteinai išgeria. Tais laikais atrodė, kad tas pats, kas kreteinas, čia nieko. Mūsų treneris pats pasakodavo, kad čia tiesiog visi gerdavo metaną ir atrodo, kad jis būdavo labai, aišku, labai irgi, kaip ir visi šitie kaupdavo vandenį, aišku, liesos masės nepadarydavo, bet prikaupęs vandenį, tu priaugi kokius 5 kg ir tu jau būni stipresnis už kitus, bet aišku, jeigu jo labai daug išvartosi, ateis taip, kad jis labai skatina tą testosteroną, kuris tiesiog gali pradėti trykšti per kraštus, tie visi spuogai, aišku, visas tas žandikaulis padidėjęs pereina. Aišku, tas metanas, palyginus šių laikų steroidus, jis būdavo viena tabletė 10 mg. Šiais laikais jau viena tabletė, pavyzdžiui, vinstrolio, jinai yra nuo 200 mg. Taip, kad dar, kad anksčiau metano gerdavo ten po 5 tabletės į dieną, dabar vinstrolio geria po 20, tai labai labai pasikeitė viskas nuo šitų laikų. Ir ačiū uždėmesi.